Birželio 8-osios rytas Panevėžyje prasidėjo iškilmėmis. Čia pirmą kartą miesto istorijoje surengtas Lenkų kultūros festivalis. Iš viso Kėdainių Lenkų draugija jų su šiųmečiu suskaičiuoja 12. Todėl per šventas mišias Kristaus Karaliaus katedroje skambėjo lenkiškos giesmės. Todėl rikiuotasi šventiniai eisenai link Laisvės aikštės. O jau čia vienas kitą scenoje keitė ir lietuvių, ir svečių kolektyvai. Toks neeilinis miestelėnams dovanotas sekmadienis, sako Panevėžio politikių klubo Veiklios moterys prezidentė Danutė Kriščiūnienė, turi savo priežastį. Jau 4 metų mes bendraujame su Kėdainių Lenkų bendruomenė, su pirmininkė Irena Dokovska ir užsimezgęs glaudus ryšys tiesiog paskatino pirmą kartą suorganizuoti festivalį Panevėžyje. Norisi, kad vyktų tas toks tarpkultūrinis dialogas ir lietuviai, ir ypatingai panevėžiečiai susipažintų su tradicijomis, su kultūra Lenkų tautybės. Viešnagės tikslai, pasak Kėdainių Lenkų draugijos pirmininkės Irenos Dokovskos, patys kilniausi – broliškai dalintis tuo, ką turi geriausio. Visų pirma, dėkinga tam yra draugystė su mūsų miela Danutė. Jau ne pirmą kartą mes atvežam ansamblius, kurie atvažiuoja iš Čekijos, iš Lenkijos, iš Latvijos į Panevėžį. Jau ne pirmą kartą vyksta koncertai, tik pagrindiniai koncertai visada vykdavo mokykloj pas Danutę. O pirmą kartą išdrįsom atvežti būtent daug kolektyvų ir kadangi Danutė mielai sutiko organizuoti visą renginį Panevėžyje, tai tiesiog gaila tiek turėti ansamblių ir neparodyti jų kitur. Nes mes pasirodėm pernai, pavyzdžiui, anksčiau pasirodydavom Kaune, Vandžiogaloj, Vilniuj, organizavom koncertus. Tai pagalvojom, kodėlgi ne Panevėžy. Laisvės aikštėje susirinkusiuosius džiugino Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro kolektyvas vadovaujamas Genovaitės Sipavičienės, liaudiškų šokių kolektyvas Grandinėlė, vadovė Zita Rimkuvienė, Reginos Liutkevičienės mokomas Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas Liepsna ir žinoma svečiai. Yra 4 pučiamieji orkestrai, yra keli chorai, keli ansambliai. Riteriai atvyko iš Grunvaldo, Žalgirio. Tarptautinio renginio iniciatoriai neabejoja. Šventę sukurti pavyko. Panevėžys yra kultūros sostinė, taigi Panevėžio politikų klubas Veiklios moterys labai norėjome kažkuo tai prisidėti ir tiesiog labai džiaugiamės, kad toks renginys yra Panevėžyje ir susirinkęs nemažas žmonių būrys, tikrai domisi, žmonėms nuostabą kėlė chorų ir orkestrų grojimas ir dainavimas, giedojimas, tai yra Kristaus Karaliaus katedroje, kadangi renginys prasidėjo kaip visada, prasideda tokie renginiai šventomis mišiomis. 12. Lenkų kultūros festivalis baigėsi tik pavakare. Ansambliai išlydėti viliantis, jog turtinga diena, startas dar didesniems sumanymams, dar prasmingesniai, artimesniai bičiulystei.